12 skyrius. Turtas ir finansai. 63 straipsnis. Savivaldybių turtas. Savivaldybių turto sandara, įgyjimo būdai, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jo tvarka nustatyti Konstitucijoje, įstatymuose, vyriausybės nutarimuose ir savivaldybių tarybų sprendimuose. 64 straipsnis. Turtiniai santykiai, kai keičiamos savivaldybių teritorijų ribos. Kai steigiama, likviduojama savivaldybė ar keičiamos jos teritorijos ribos, kitai savivaldybei perduodama ta savivaldybės nekilnojamojo turto dalis, kuri yra priskiriamoje teritorijoje. Kartu su perduodamu nekilnojamojo turtu perduodamas ir su juo susijęs turtas, finansiniai ir kitokie įsipareigojimai bei teisės. Kitas turtas ir skolos, įvertinus faktinę būklę ir savivaldybių siūlymus, paskirstoma savivaldybėms, vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimu. Dėl šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų pertvarkymų kilusius savivaldybių turtinius ginčus sprendžia teismas. 65 straipsnis. Savivaldybių finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Savivaldybių finansinius išteklius sudaro pagal įstatymus ir kitus teisės aktus iš mokesčių gaunamos savivaldybių biudžetų pajamos, pajamos iš savivaldybių turto, įstatymų nustatyta tvarka gautos lėšos už surinktas baudas, įstatymų nustatytos vietinės rinkliavos, biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, pajamos už savivaldybių lėšų likučius einamosiose sąskaitose, pajamos gautos už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir vyriausybės nustatyta tvarka perskirsčius lėšas už parduotus nežemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus. Valstybės biudžeto dotacijos. Kitos įstatymų nustatytos pajamos, negrąžintina finansinė parama, piniginės lėšos, paskolos. Savivaldybės dalį pajamų gauna iš mokesčių, kurių tarifus, neviršydamos įstatymo numatytų dydžių, didina ar mažina savivaldybių tarybos. Savivaldybių biudžetų lėšos gali būti naudojamos tik savivaldybių funkcijoms, savivaldybių tarybų ar merų tvirtinamiems savivaldybių planavimo dokumentams įgyvendinti, biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti. Savivaldybės arba jų vardu Lietuvos savivaldybių asociacija derina teisės aktų, pagal kuriuos numatoma keisti savivaldybių funkcijas, pajamas ir ar išlaidas, projektus kartu su prie jų pridėtais finansiniais skaičiavimais. Jeigu savivaldybių biudžetų pajamos ar išlaidos dėl valstybės institucijų priimtų teisės aktų keičiasi, pasikeitusios sumos, išskyrus sumas, kuriomis savivaldybių biudžetai sumažėja dėl valstybės žemės laisvosios ekonominės zonos teritorijoje nuomos mokesčio, panaudoto žemė išpirkti iš žemės savininkų šioje teritorijoje, kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų. Kompensuojamos sumos nustatomos Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu kyla ginčas, galutinį sprendimą priima teismas. Papildomos ir planą viršijančios biudžeto pajamos, gautos vykdant biudžetą, taip pat sutaupytos lėšos, išlaidos lieka savivaldybėms, išskyrus kitus įstatymuose nustatytus atvejus. Lėšos valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti skiriamos iš valstybės biudžeto arba valstybės piniginių fondų ir pervedamos savivaldybėms kaip specialioji tikslinė dotacija. Savivaldybių biudžetų lėšos skirtos investicijoms įgyvendinant savivaldybių energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus, jų įgyvendinimo laikotarpiu pagal vyriausybės patvirtintas programas, naudojamos pagal jų paskirtį tik šioje programoje nurodytiems tikslams ir sąlygoms. 66 straipsnis. Savivaldybės biudžeto rengimas ir kontrolė. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyta tvarka. Biudžetiniais metais savivaldybės taryba mero siūlymų biudžetą gali tikslinti.
Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra patvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai. Savivaldybės turi sudaryti sąlygas gyventojams reglamento nustatyta tvarka svarstyti savivaldybės biudžeto projektą. Pasibaigus biudžetiniams metams, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir ar veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta savivaldybės tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos. Prireikus valstybės kontrolieriaus sprendimu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė gali atlikti savivaldybių, taip pat savivaldybių įstaigų ir savivaldybių valdomų įmonių finansinį atitikties ir veiklos auditą.